Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, va tokia Žalgiris dovanėlė visiems pasirivavo naujųjų metų proga. Labai svarbi pergalė išvykoje prieš vieną iš Eurolygos lyderių. Ir manau, kad tai buvo bene vienas geriausių Žalgirio mačų gynyboje per visą šį Eurolygos sezoną. Nors mačo pradžia nieko gero nežadėjo prieš bene geriausią Eurolygos puolimą, viską pakeitė vienas itin savalaikis ir greitas Tomo Masiulio sprendimas. Apie jį mes šiandien ir pakalbėsime šiame naujametinėme video, kaip ir apie dar kelis kitus įdomius šio mačo akcentus. Turėsim ir konkursėlį šiek tiek vėliau video maždaug apie vidurį, o žinoma, norintėme dalyvauti reikės būti kanalo prenumeratoriumi, taip kad tapkite jais jau dabar. 40 000 to mano tikslo iki naujųjų metų gal ir jau nepasieksim, ar pasieksim. Na, bet kokiu atveju, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad laikinat, padarykit tą patį ir su šitų video, o mes keliamės į analizę. Na, ir reikia būti sąžiningiems. Neprasidėjo viskas gerai Žalgiriui. Atrodė, kad Hapoelis pirmajame kėlinyje ims, nurūks ir rungtynės bus, labai neįdomios. Su labai nemažai koncentracijos klaidų Žalgiris pradėjo pirmąjį kėlinį. Kas galbūt ir normalu yra išvykos rungtynėms kartais. Mozesas Raitas ir vėl rungtynės pradėjo starto penketę. Tik šį kartą jis atsistojo ne šalia Dano Turų, Hapoelio vidurio puolėjo, o šalia Išo Wainwrighto. Kubelis čia keičiasi, Gosas eina iš priekio ir prasiveržimo metu, nors ir Ąžuolas praleidžia Madarą, bet ne Moseso Raito užduotis čia yra eiti padėti po krepšiu. Jis pameta savo žmogų iš akiračio, kas dažnai būna vidurio puolėjams, kurie žiūri galbūt ne savo pozicijos žmonės, ir nors Wainwrighto procentai šiame sezone nedžiba, jis pradeda mačą tritaškiu. Kadangi Arnas Butkevičius gavo užduotį stabdyti vieną iš Eurolygos MVP pretendentų Elijah Bryantą, tai Modulo teko užduotis stabdyti Coliną Malcolmą, kuris labiau yra rolinis žaidėjas, bet vis tiek trečios pozicijos žmogus, didesnis kūnas, stipresnis. Ir čia Hapoelis, išsimenant kamuolį iš šoninės linijos, tiesiog iš karto įmeta kamuolį Malcolmui. Blogiausia yra tai, kad jam centruojant, nei Birutis, nei Tubelis nemato kamuolio, nemato situacijos, kuri vyksta aikštelėje ir neina ten padėti. Pasižiūrėkite, kaip vėlai Žalgirio aukštaūgiai pastebi šią situaciją. Modulo, irgi neprasižengia iki bonuso ir tai yra 2 Hapoelio taškai. Na ir kaip matote, Birutis yra aikštelėje. Su juo Žalgiris naudoja kiek pasyvesnę gynybą. Bet su Hapoeliu yra problema. Jeigu Arnas Butkevičius nori būti taip arti Elijah Bryanto, o šis eina į baudos aikštelę, laisvajame kampe tai yra tiesiog perdavimas į viršų ir Danielis Oturu čia sugaus praktiškai viską. Kone kitoje atakoje mes pamatome dar vieną 2 prieš 2. Tik šį kartą Colinas Malcolmas yra su kamuoliu. Modulo jį stumia į silpnesnę kairę ranką. Bet Malcolmas gauna progą įeiti į baudos aikštelę, o čia Birutis iki paskutinio momento vis tiek bijo to perdavimo aukšto Oturu ir pasitinka Malcolmą per vėlai. Tai 4 taškai dėl koncentracijos tokių klaidelių ir 4 taškai pick and rolluose, bet tai buvo tik pradžia pačio to Hapoelio puolimo uragano. Vienas derinys, viena situacija jiems veikia idealiai. Tikiu, kad patys prisimenate ir ne vieną kartą matėte šią labai aukštą užtvarą, kuri neturi praktiškai jokio kampo. Tai yra, Elijah Bryantas čia gali rinktis, kurią nori pusę eiti. Kai Žalgiris pasitinka tave taip žemai, tu kaip labai geras puolimo žaidėjas turi be galo daug vietos improvizacijai. Ir tą pačią situaciją mes pamatėme itin dažnai pirmoje mačo pusėje. Šį kartą tą labai aukštą užtvarą gauna Chrisas Jonesas. Ir kadangi jis turi labai daug vietos įsibėgėti ir kur atakuoti Birutę, čia natūraliai kažkiek Dustinas Lyva padeda nuo Išo Wainwrighto. Taip, jo procentai nepuikus, bet jis jau buvo pataikęs vieną ir čia smeigia antrą. Kam keisti tai, kas veikia, tiesa? Po netaiklaus Žalgirio metimo Jonesas atsivaro kamuolį, vėl Motlis šiek tiek vėluoja, galbūt čia pastatyti tą užtvarą, bet Žalgiris tiesiog įeina į savo pick and rollo gynybą. Stumia Jonesą į silpną ranką, Birutis traukiasi ir koks nuostabus čia Joneso manevras. Pataikyti nepavyksta, bet pavyksta pasižymėti nuo baudų metimo linijos. Na ir galiausiai Dimitris Idudis tiesiog nusprendžia sužaisti tą patį dalyką trečiąjį kartą iš eilės. Ir vėl Žalgiris su savo pasyvia gynyba ir prieš pasyvę gynybą pick and popas yra ginklas nemažas. Taip ir su Motli tu gali rizikuoti, bet kai taip pataiko visi Hapoelio žaidėjai, matome 22 taškai per vos 8 minutės. Ir tiek užteko Tomui Masiuliui, kad jis pakeistų gynybinę taktiką. Jis nelaukė antrosios mačo pusės, jis nelaukė ilgosios pertraukos, jis pamatė tas 10 minučių ir pasakė, gerai, užteks, jeigu taip mes pralaimėsim, Hapoelis nubėgs plus 20, viskas. Pakeitė iš karto gynybą. Bet prieš einant kalbėti apie tai, dar šiek tiek apie Žalgirio puolimą. Ir gal net labiau tiesiog Jonathano Motli step-auto atakavimą. Su pasyvia gynyba Motlis nedraugauja, tad Hapoelis bando kažkaip jį saugoti. Čia jo step-out
Tepautą Francisco pralaužia, Malcolmas padeda baudos aikštelėje prie biručio, bet puikus perdavimas čia ir Žalgirio aukštaugiai turi geriau užsibaigti tokias situacijas. Po kelių akimirkų Francisco ir vėl turi atsikratyti kamuolio, bet Mosesas Wrightas trumpojo nusileidimo situacijoje nesugeba užsibaigti prieš Antonijo Blakeney, o dar ir Brazdeikis nepataiko iš po krepšio. Ir mes gauname tokią situaciją, kad Žalgirio geriausias žaidėjas yra priverčiamas atsikratyti kamuolio prieš Jonathaną Motley, kuris, kaip ir yra taikinys Žalgirio gynyboje, bet Žalgirio aukštaugiai nesugeba išnaudoti tų situacijų. Tuomet po minutės pertraukėlės vėl Žalgiris žaidžia 2-2 ir šį kartą jau prancūzo klaida čia. Tepautas, Mosesas Wrightas laisvas, bet perdavimas yra gerokai per aukštas žiūrovų į pirmąją eilę. Ir dar viena Žalgirio ataka, kuri vėlgi baigėsi Motley Tepautu. Tik šį kartą, nežinau iš tikrųjų kodėl, bet Elijah Bryantas čia labai giliai stovi baudos aikštelėje, padeda nuo Dustino Slyvos šis meta laisvas, bet ir jis nepataiko. Būtent taip Hapoelis susikūrė dviženklę persvarą dar pirmojo kėlinio gale ir Tomas Masiulis pasakė: gana, mes keičiame gynybą į visko susikeitimo gynybą. Ir rezultatas atėjo iš karto. Ties pirmąją užtvarą Žalgiris iš karto keičiasi. Motley kamuolys neatkeliauja. Ir kuomet jis kyla statyti antrosios užtvaros, čia puikiai Žalgiris keičiasi dar prieš užtvarėlę. Pre-switch, angliškai vadinamas terminas, o užtvaros metu ir vėl Žalgiris keičiasi. Brazdeikis pasaugo baudos aikštelę, o Žalgirio kapitonas čia puikiai žaidžia perdavimo linijos su savo aktyviomis rankomis. Būtent tik dėl to šis perdavimas į kampą nepraeina. Po minutės mes matome ir vėl tą pačią labai aukštą užtvarą, bet kuomet Žalgiris keičiasi, įeiti į baudos aikštelę Hapoelio gynėjams nėra taip lengva. Pažiūrėkite, kaip arti čia Dustinas Slyva yra Antonijo Blakeney ir tai yra skubotas ir prastas metimas. Tai dvi labai geros atakos, daug potencialo, matome, kad tai veikia, bet po to sekė kelios tokios miskomunikacijos klaidelės, kelios vietos, kur Žalgiris nepadarė pražangų. Tad tas sugrįžimas buvo šiek tiek nukeltas į antroją mačo pusę. Čia Hapoelis žaidžia tokią situaciją, kur gynėjas prieš aukštaugiui kylant statyti užtvaras pastato jam užtvarėlę. Tai šiek tiek išbalansuoja tubelį čia. Bet juk Žalgiris keičiasi. Arnas čia išgelbėjo situaciją nueidamas prie Jamo Madaro, o tubelis galvoja, kad jis vis dar dengia Motley ir, bando pasakyti, kad Gosas įvykdytų tą trigubą išsikeitimą ir išlystų ties perimetru. Bet Žalgiris žaidėjas čia šiek tiek vėluoja. Antonijo Blakeney tiek ir tai reikia ir šis smeigia tritaškį. Tai tokia maža miskomunikacijos klaidelė, o čia kitame klipe po minutės vėl tas pats derinukas. Ir viskas iš pradžių gerai. Žalgiris tiesiog visur išsikeičia. Madaras atakuos tubelį perimetre. Žalgirio aukštaugis čia daro viską gerai. Tomas Masiulis ir nori, kad jis stovėtų itin arti gynėjo, neleistų mesti tritaškių ir provokuotų prasiveržimus. Kadangi tokiais būdais gynėjas, kuris eina iš priekio prieš Hapoelio aukštaugį, išsikeičia. Ir tubelis bando atsikeisti atgal prie savo žmogaus. Bet šioje situacijoje, šiame klausaute, reiktų tos pražangėlės iki bonuso jau jeigu prašokai savo žmogų. Jos nėra ir Motley pelno 2 taškus. Gerai, o dabar apie konkursą. Tikiu, kad daug kas iš jūsų žino Žalgiris X Acheron kolekciją. Tai aš čia turiu vieną iš tos kolekcijos džemperių ir tiesiog noriu atiduoti jį vienam iš jūsų. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai tiesiog būti prenumeravusiems mano kanalą, palaikinti šį video ir parašyti komentaruose tiesiog, ką manote apie šias rungtynes, ar galbūt naujametinį palinkėjimą man, šitam kanalui, visiems žmonėms, kurie žiūri, tiesiog. Parašykite komentarą ir aš vieną laimingai išrinksiu ir atsiųsiu pats šitą džemperį jums. O dabar grįžtam prie video. Tomas Masiulis ir jo Žalgirio gynybos pakeitimas į visko susikeitimą. Trečiajame kėlinyje tai veikia fantastiškai ir tiesiog surakino vieną iš geriausių Eurolygos puolimų. Pasižiūrėkite, kaip viskas vyko. Žalgiris čia prie pirmosios užtvaros iš karto keičiasi. Arnas Butkevičius puikiai eina iš priekio prieš Deną Oturų. Hapoelis žaidžia dar vieną užtvarą, vėl išsikeitimas, lieka 6 sekundės, Elijah Bryantas bando žaisti prieš Mosesą Wrightą 1-1, bet ir vėl tas išsikeitimas baudos aikštelės viduje, jeigu yra prasiveržimas. Ką ir minėjau, Masiulis akcentuoja savo aukštaūgiams tai, kad jie turi būti itin arti Hapoelio komandos gynėjų ir neleisti mesti po driblingo, net jeigu ir jie ims ir prasiverž pro juos į baudos aikštelę. Ten bet kokiu atveju laukia pagalba ir dėl to Žalgirio aukštaūgiai privalo būti agresyvūs ties tritaškiu. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Aš tikiu, kad gal net jums kartais ir keista rungtynes žiūrint
žiūrint pasirodydavo, kad kam tie Žalgirio aukštaūgiai taip arti prisigraudę lipa tiesiog prie Hapoelio gynėjų. Atrodo, kad tiesiog žiauriai lengva juos apeiti, bet ne, čia ir yra tokia taktika. Tu atimi metimą po driblingo per rankas, o tas gynėjas yra kaip papildoma antra linija baudos aikštelėje. Paliekamas tas labai sudėtingas floateris metimas, kuris, kaip jau žinome, tikrai yra vienas iš pačių neefektyviausių visame žaidime. Ok, tai dar vienas switcho pavyzdys. Vėl Bryantas lieka prieš Moses Wrightą, vėl Žalgirio kiti gynėjai puikiai eina iš priekio. Tubelis pasaugo baudos aikštelę. Hapoelis žaidžia dar vieną pick and rollą. Aišku, kad Tubelis su Moses Wrightu keičiasi ir vėl žiūrėkite, kaip Ąžuolas yra arti prie Elijah Bryanto. Gostas čia nežinau, ar čia rizika naujamo Madaro ar kas, bet palieka Madarą laisvą, o šis prameta tritaškį. Bet kokiu atveju geriau jis negu Elijah Bryantas. Visiškai sustoja Hapoelio puolimas. Čia vėl tiesiog paprastas 2 prieš 2. Žalgiris keičiasi. Labai patinka visų žalgiriečių aktyvios rankos, išskiestos į šonus, mažinant aikštelės pločius. Matome, kaip Sisko eina iš priekio, kamuolys čia pasiekia Deno Oturų ir tada Žalgiris sustoja į savo tokį 2-3 pusiau aikštės išsidėstymą. Tai nėra aikštės gynyba, tai yra tiesiog gynyba prieš įmetimą kamuolio žaidžiant arčiau krepšio. Slyva ateina padėti, Ulanovas pasaugo jo žmogų ir kaip puikiai Moses Wrightas čia žaidžia perdavimo linijoje. Bravo, bravo, bravo ir tikrai Moses Wrightas tobulėja gynyboje ir viskas yra daug paprasčiau, kai Žalgiris su juo ir praktiškai visą rungtynių laiką taiko visko susikeitimo gynybą. Ir bet kokiu atveju Denas Oturų nugarai krepšį yra daug geriau negu Chrisas Jonesas ar Elijah Bryantas su kamuoliu. Tikrai jis nėra geras pasuotojas iš būtent tokių situacijų prieš dvigubą gynybą. Ta mes pamatėme ir šiame klipe. Žalgiris jau turi +9 ir dar vienas puikus pavyzdys. Vėl labai ankstyvas išsikeitimas, Hapoelio puolimas tiesiog sustojęs. Ir pažiūrėkite, kaip Tubelis 2 metrai virš tritaškio yra arti Chriso Joneso. Jis nebijo šito prasiveržimo. Pagalba baudos aikštelėje yra. Ir dar vienas dalykas labai įdomus, pasižiūrėkite, kaip virš savo žmonių kelis metrus stovi žalgiriečiai ir ypač Dustinas Slyva baudos aikštelėje. Tokiu būdu jis ne tik gali aukščiau pasaugoti Tubelį, bet ir apsunkina Hapoelio komandos aukštaūgiams galimybės pastatyti ten Gortato užtvarą. Tai yra tai, ką labai mėgsta daryti Paryžiaus komanda. Bet būtent tokio gynybinio išsidėstymo atveju tą padaryti yra gerokai sunkiau, tą padaryti neprasižengiant puolime yra ypač sudėtinga. Ir vėlgi, Wainwrighto tritaškis daug geriau negu Chriso Joneso ar Elijah Bryanto metimai. Toks greitas Tomo Masiulio ir pagal šių rungtynių tėkmę savalaikis sprendimas kardinaliai pakeitė šias rungtynes ir leido Žalgiriui jas laimėti. Žinoma, ne tik tai. Buvo ir keletas labai gražių Žalgirio atakų puolime ir galbūt Žalgiris tikrai gyveno su sudėtingais metimais trečiojo kėlinio pradžioje. Bet pabaigoje ir ketvirtajame kėlinyje puikiai veikia puolimas. Čia derinys, kuomet 2 prieš 2 metu dešinėje Brazdeikis kyla į viršų, o Dustinas Slyva nusileidęs pats kyla į viršų. Tik čia metimo nėra. Ir pažiūrėkite, kaip gražiai toliau viskas teka Žalgirio puolime. Vienoje vietoje flerinė užtvara, Dustinas Slyva nesustoja, juda, o Francisco tiesiog pamato Tubelį su mažesniu žmogumi. Kitoje atakoje Žalgiris sako, okei, Hapoeli, nesustabdėjai vieną kartą, pabandom ir antrąjį kartą. Tik šį kartą Brazdeikis vietoje kilimo į viršų kerta į kitą kampą ir Slyva čia išbėginėja jau savo tritaškio metimui. Šį kartą Motlis nesusigaudo, kaip čia ką reiktų daryti. Išas Wainwrightas tą kirtimą bando atmušti, galvoja, kad čia Hapoelis gali tiesiog keistis, bet Tubelis puikiai pastato užtvarą savam žmogui, tai yra Jonathanui Motley, ir Dustinas Slyva išmeta tritaškį metimą. Ta pati situacija 2 kartus iš eilės. Ir prieš tą Slyvos pakilimą Hapoelis apsigynė. Bet kas nutiko? Žalgiris gerai nuskaitė situaciją. Brazdeikis padarė kažko, ko varžovai nesitikėjo, o Tubelis puikiai nuskaitė situaciją ir pastatė užtvarą savam žmogui. Būtent to Žalgiriui daugiau reikia savo puolime. Tai yra situacijų skaitimo realiame laike. Na ir galiausiai ketvirtajame kėlinyje prie to spurto prisidėjo ne kas kitas, o ispaniškas pick and rollas, Žalgirio ginklas puolime numeris 1 visą šį sezoną. Ir čia reikia pripažinti, kad ne tik Žalgirio geras puolimas, bet ir Hapoelio gynybos klaidos nemažai prisidėjo. Nėra čia didelio greičio, tiesiog Išas Wainwrightas neišvengė šios užtvaros, galbūt ir Antonio Blakeney neįspėjo jį apie tai. Tas pats Blakeney nepasaugo baudos aikštelės ir Gosas čia viską puikiai nuskaito. Po minutės kitame klipe Motley dengėsi prieš Tubelį. Kaip ir minėjau, su Motley tai yra trumpas stepautas, o jo metu Blakeney eina per apačią. Čia Tubelis galbūt ir, teisėjai nepamato jo pražangos puolime. Dėl to Blakeney atsitraukė per 3 metrus nuo Gosono, kuris čia gerai sako, okei, jau jeigu tiek laisvės, tai tikrai atakuosiu. Ir kone kitoje atakoje ir vėl Žalgirio ispaniškas pick and rollas. Vėl Motley stepautas, o tai reiškia, kad Tubelis baudos aikštelėje bus laisvas. Chrisas Jonesas iš silpnosios pusės eina ten padėti, nes natūralu. Geriau yra rizikuoti su Arnu
Butkevičiaus tritaškių, bet jis yra visiškai laisvas ir Žalgiris šį vakarą pataikė tuos laisvus metimus, ko mes tikrai mažiau matėme paskutiniu metu. Štai tokia pergalė, štai toks puolimas, štai tokia gynyba, manau, kad tai buvo bene vienas geriausių šio sezono Žalgirio Eurolygos rungtynių. Taip, Hapoelis neturėjo Vasilija Mizičiaus, bet tikrai ta energija, tas fiziškumas, tas išpildymas, ypač gynyboje, ką jau minėjau, tas aukšto ūgių neleidimas Hapoelio gynėjams mesti tolimų metimų, buvo tikrai įspūdingas. Na, o puolimas antroje pusėje su kažkiek sėkmės, bet tikrai puikiai veikia ir nepabijojo to Hapoelio spurto. Su pergalė visus, jeigu patiko video, jeigu kažką sužinojote naujo, nepamirškite paspausti like, prenumeruokite kanalą, ačiū, kad žiūrit, gerų naujų metų, pasimatysim 2026.